Sveikos mergelės. Nuostabi savaitė ir jau antradienį pajusite jos rezultatus. Bet pirmiausia, labai prašau spausti patinka, prenumeruokite mus, o jeigu norit asmeninių konsultacijų, rašykite man į Messengerį, derinsim jums palankų laiką. Taigi tęsim. Jums ypatingai palanku bus viskas, kas susijęs su prekyba, su ryšiais, su kažkokiom tai žinutėm, siūst žinutės, gaut žinutės, žinę siūsti, gauti žinę ir su judėjimu ir bendravimu. Taigi viskas, kas yra su Merkurijum, yra jums palanku. Todėl dar noriu pabrėžti, kad ypatingai seksis tom mergelėm, kurios dirbate grožio srityje ir kurios dirbate su prekyba, grožio dalykais, gal kokiais kremukais, gal kažkokiom tai grožio procedūrom, gal netgi vaistais gražinančiais ar liekninančiais, nežinau, reiškia visa tai, kas yra susiję su sveikata, grožiu ir būtent judėjimu, prekyba, bendravimu. Labai seksis to mergelėm, kurios tą temą skaitote paskaitas ir bendrai skaitote paskaitas, nes bet kokia komunikacija šią savaitę bus tinkama. Ir nežiūrint, kad mėnulis yra mažėjantis, jūs pritrauksite daugiau žmonių negu įprastai ir ateis jūsų pasiklausyti ir nepagailės, reiškia, susimokėti už bilietą. Taigi, yra geras laikas, šią savaitę jūs turite išnaudoti darbui, stenkitės kuo mažiau ilsėtis, o dirbti 25 valandas per parą ir 8 dienas per savaitę, nes tokiais palankiais periodais darbai nusidirba ženkliai greičiau, yra rezultatai aukštesni, geresni, o piniginė įsipučia storiau negu jums įprastai. Taigi, brangios mergelės, iki kitos savaitės, neužmirškite mūsų palaikyti. Ate.